Sveiki sugrįžę. Jūsų dėmesiui atviros Lietuvos jėgos trikovės taurės varžybos ir štangos spaudimo rungtis, tai yra antroji iš 3 trikovės rungčių bei šių varžybų favoritas Aleksandras Grigorjevas, Latvijos sportininkas, bandantis iškelti 270 kg. Beje, Latvijas šiais metais taip pat dalyvavo Europos jėgos trikovės čempionate ir ten jam nepasisekė pritūpti su 385 kg štanga ir bendras rezultatas buvo labai prastas Aleksandrui, tačiau šį kartą jam sekasi geriau 270 kg štangos spaudimo rungtyje ir nebloga paraiška į nugalėtojo vardą. Aivaras Andriušaitis. Dabar jūsų ekranuose štangos svoris 235 kg. Na, beje, reikia paminėti, kad Aivaras Andriušaitis ir Amandas Paulauskas dar praėjusiais metais susitiko Lietuvos jaunimo čempionate ir tą kartą Aivaras Andriušaitis buvo stipresnis, 30 kg aplenkęs Amandą Paulauską, na o čia 235 kg įveikti ir tai yra geriausias Aivaro Andriušaičio rezultatas spaudimo rungtyje. Na, o dabar Linas Palivonas, šių metų Europos čempionato dalyvis, Lietuvos čempionate, beje, jis šiais metais išspaudė 245 kg. Čia jūsų dėmesio jis dar pagernė savo rezultatą 260 kg, o geriausiųjų rezultatų Linas Palivonas dar pridėjo 5 kg, taigi iš viso 265 sumoje. Na, o dabar dar vienas Lietuvos rekordo šturmas. Amandas Paulauskas pasirengęs įveikti 305 kg bei taip sumušti Lietuvos štangos spaudimo rekordą. Tai būtų jau antrasis Amando rekordas šiose varžybose ir ketvirtas apskritai. Priminsime, Aleksandras Grigorjevas pagerino Latvijos rekordą bei iki 100 kg svoryje Virginijus Germanas taip pat pasiekė aukščiausią rezultatą ir taip pavyksta Amandui Paulauskui, 305 kg pasiekti. Na ir Lietuvos rekordas bei be abejo labai įtempta kova dėl pirmosios vietos, nes priminsime, pirmoje rungtyje Aleksandras Grigorjevas buvo pajėgesnis, taigi dabar po 2 rungčių Aleksandro Grigorjevo persvara tik tais keli kilogramai. Na, o kol sportininkai ilsisi ir ruošiasi paskutiniai štangos atkilimo rungčiai, tarp žiūrovų sutikome ir štai šio vaikino Aleksandro Grigorjevo žmoną, kuri pasidalino savo mintimis. Renginyje sutikome ir patį jauniausią jėgos trikovės sirgalių turbūt, bet jis negali kol kas galbūt pasidalinti savo įspūdžiais, tad paklausim vyresnio žmogaus. Nes dalyvaujam dėl to, kad čia yra Ieva Grigorjeva, čia dabartinio Lietuvos atviro čempionato dukra, Aleksandro Grigorjevo dukra. Ir taip šiaip jisai yra latvis, o aš pati esu lietuvė, tai jo dukra yra lietuvė. Tai pažiūrėsim, gal vėl tėtis mums laimės šį kartą. O kaip sekasi tėčiui dalyvauti tokiuose turnyruose? Šiaip kaip visą laiką už jį sergam, palaikom, mums nesvarbu laimės ar ne, tiesiog dalyvaujam dėl to, kad pramoga ir šis gyvenimo ritmas kitoks, važinėjam su jo visur. O ar sunku yra padėti vyrui galbūt pasiruošti tokiam turnyrui, ar reikalingas kažkoks specialus rūpinimas, rūpestis, priežiūra ir panašiai, kažkas, kad būtų sėkmingas tas turnyras? Na, nebent maistas tik tai jau prieš pat varžybas, tai o taip, tai labai iš tikrųjų pastebėjau, kad visi stiprų žmonės labai kaip švelnus, ramus ir kaip tikrai šeimos žmonės tokie, kad atrodo toks stiprus, bet iš tikrųjų labai geras ir geras tėvas, geriausias tėvas. Na, o štangos atkilimo rungtį pradėsime nuo Aivaro Andriušaičio ir jis užsisakė 320 kg savo pirmajam bandymui. Priminsime, kad Aivaras yra Lietuvos jaunimo rekordininkas būtent štangos atkilimo rungtyje, 337,5 kg. Toks jo rezultatas, taigi šį kartą kur kas kuklesnį svorį pasirinko Aivaras. Na, bet be abejo, tai tik pirmasis bandymas ir bus galima gerinti šį rezultatą. Taip, 320 kg įveikti. Na ir reikia pasakyti, kad iš tikrųjų Aivarui nepavyko pagerinti šio rezultato vėliau, taigi
tai buvo toks galutinis jo rezultatas, būtent 320 kg. Na, o dabar Amandas Paulauskas, kuris varžosi su Aleksandru Grigorjevu dėl pirmosios vietos. Ir čia jo bandymas iškelti 297,5 kg. Na, nėra stipriausioji Amando Paulausko pusė štangos atkėlimo rungtis. Tačiau įveikė jis šį svorį ir tai buvo geriausias jo bandymas. Na, bet matysime, ar jo užteks norint įveikti štai šį vyruką iš Latvijos, kuris yra tikrai pajėgus, beje, jam 25 metai ir 320 kg štangos svoris. Taip, gana lengvai jis įveikė ir tai reiškia, kad turbūt jau niekas nesugebės aplenkti Aleksandro Grigorjevo. Jis nugalės šiose atvirose Lietuvos jėgos trikovės taurės varžybose. Na, o Amandui Paulauskui gali ir neužtekti tų 297 kg. Na, pamatysime, o štai čia dabar Tadas Gečas. 320 kg taip pat. Visi trys teisėjai įskaito šį bandymą ir jo visiškai pakako Tadui Gečui, kad jisai sugebėtų triumfuoti svorio kategorijoje virš 125 kg. Na, o dabar Linas Palivonas. 330 kg tai yra pats didžiausias svoris iš visų dalyvių kol kas štangos atkėlimo rungtyje. Susitvarko, atrodo, su svoriu. Linas Palivonas, taip, visi trys teisėjai skaito šį bandymą. Ir štai jūs dėmesio į rezultatai. Tadas Gečas 320 kg. Na, o lengvesnius sportininkų kategorijoje Linas Palivonas pirmavo. Pasibaigė turnyras. Kaip jūs įvertinate, kaip jums pasisekė šis turnyras būtent? Geras turnyras, labai stiprus iš tikrųjų. Planai visi neįvyko, kuriuos norėjau įgyvendinti. Ir varžovai stiprus iš Latvijos labai. O iš lietuvių ar buvo stiprių varžovų jums būtent? Iš lietuvių Palivonas, Linas stiprus ganėtinai, stiprus ir Andriušaitis Aivaras. Tokie ir konkurentai buvo. Spėjote pasiruošti šiams varžybams? Buvot pasiruošęs? Pasiruošimas buvo gan trumpas laiko tarpas, nes po pasaulio čempionato buvo poilsis, pertrauka. Ganėtinai nebuvo ilgas. Ar žiemos metu dabar turėsite šiek tiek daugiau laisvo laiko, ar vis tik vyks pilnu tempu treniruotės ir pasiruošimas kažkokiam svarbiam varžybom? Dabar bus galbūt kokį mėnesį laiko pertrauka. Ir po mėnesio laiko, sausio pabaigoje, manau, jau vėl prasidės pasiruošimas Lietuvos čempionatui. Ir galbūt su treneriu planuojam kitais metais lapkričio mėnesį važiuoti suaugusių vyrų čempionatą. Įspūdžiai patys geriausi, dalyvauju čia jau 3 metus ir 3 metus laimiu, todėl nuotaika labai gera. Ar galvojate apie pergalę atvykdami čia? Выиграть. Taip, aš jau žinojau, kad nugalėsiu, buvau įsitikinęs, nes pusę metų specialiai tam ruošiausi. Так можно сказать, что... Tad galima sakyti, kad viskas vyko pagal planą? Buvo nesklandumų, tačiau viskas įsisprendė. Что не удалось? Kas būtent nesisekė, klostėsi galbūt ne taip, kaip norėjote. Соревнования. Iš principo viskas pasisekė, galbūt išskyrus spaudimą, tačiau aš esu patenkintas. Жим, если только. Ну так, я доволен. Na, kadangi mano auklėtiniai tik pradeda sportinę karjerą, vienas dalyvavo pirmose varžybose, vienas antrose, tai startus vertinčiau puikiai. Arnoldas Urbanavičius užėmė 3. vietą virš 125 kg, nors dar tik tai jaunių kategorijai dalyvauja. Ir Vitalijus Grižanauskas užėmė 5. vietą, tai buvo pirmas varžybas, taigi startas neblogas ir manau, kad kiekvienais metais vis gerės rezultatai. Žydrūnai, artėja šventosios kalėdos, šventės artėja. Ko palinkėtumėt sporto pasaulio žmonėms šių gražių švenčių progą? Norėčiau, kad žmonės visų pirma kuo daugiau sportuotų, kuo daugiau žiūrėtų sporto varžybas, ateitų į varžybas, palaikytų sportininkus ir norėčiau, kad Lietuva taptų viena iš sportiškiausių valstybių pasaulyje. Taigi linkiu šventėse ilgai neužsibūti ir kibti į sportus toliau.
Jūsų dėmesiu netrukus varžybų rezultatai. Komandinėje įskaitoje pajėgiausi buvo kauniečiai, antroje vietoje Marijampolė, o trečioje Rokiškis. Tuo tarpu absoliučioje įskaitoje rikiuotė tokia pati kaip ir svorio kategorijoje iki 125 kg. Pirmas Aleksandras Grigorjevs, antras Amandas Paulauskas, o trečias Linas Palivonas. Sportas LT laida artėja į pabaigą. Dėkui, kad buvote su mumis, o užbaigsime apdovanojimais ir interviu su Lietuvos jėgos trikovės federacijos viceprezidentu Raimundu Linkausku. Iki. Varžybos gana pasidarė įdomios ir patrauklios sportininkam, kadangi tai yra toks tarptautinis turnyras, kuris darosi vedamas federacijos 4 metus iš eilės ir įdomu tai, kad pasiekti gana aukšti rezultatai. Lietuvoje yra pagerinti 9 rekordai Lietuvos. Tame tarpe yra 2 rekordai Latvijos pagerinti. Ir kas nustabiausia yra, kad tai tikrai aukšto meistriškumo varžybos, kurios rezultatai gal būtų vertinami, sakykime, tarptautinio lygio. O kaip įvertintumėt savo auklėtinių lietuvių pasirodymą būtent šiame turnyre, šiuose varžybose? Aš manau, kad tikrai teigiamai, kadangi matosi pagal dalyvių skaičių, sakykime, kaip pavyzdys, kokia 82 kategorijoje dalyvauja 14 žmonių, tai yra didelė, kaip sakyti, noro ir užsidegimo žmonių dalyvavimą, nes prizinės vietos tai yra 3 ir mes visi puikiai suprantame, kad visi nori būti stipriausi, o šitas sportas būtent pabrėžia jėgą vyro, kiekvienas nori būti stiprus. Buvo ir moterų, kurios dalyvavo ir gana aukštus rezultatus padariusius. Skaitau, kad irgi moterų pusėje po truputėlį jėgos trikovėje irgi atsiranda vis naujų talentų. Ar šios varžybos, šis turnyras bus tradicinis ir tęs savo tradicijas vyks kiekvienais metais Kaune? Sunku pasakyti, kokia bus rėmėjų pagalba. Jeigu rėmėjai mūsų, kaip sakyti, nepaliks, mes busim patrauklus kaip mūsų sporto šaka, tai manau, kad viskas bus ir toliau. Stengsimės vykdyti ir kelti rezultatus ir, žinoma, be abejo, pačių varžybų pravedimo, sakykime, pačio renginio, padaryti kažkokią tai geresnę šou, kad būtų patrauklų ne tik tai sportininkui, bet ir žiūrovui, kad nebūtų nuobodu, kad būtų geras laiko praleidimas. Bet pats renginys praėjo sklandžiai, be jokių traumų, be jokių įvykių, viskas kaip planuota praėjo, taip? Sakykime, kad ypatingai gerai praėjo, praktiškai nebuvo nė vieno žmogaus, kas traumuotųsi. Gal ne visiems sportininkams pasisekė padaryti tos rezultatus, kurie norėjo, tačiau gana gerai. Aš skaitau, kad iš sportinės pusės gana aukštam lygiai praėjo, nebuvo jokių blogų ženklų, kad kažkas kažką pasitemptų ar ką. Ar šiose varžybose patikė kas nors iš Lietuvos sportininkų kažkokio netikėtumo, pasiekdamas vienokį ar kitokį rezultatą? Ar nustebino kažkas būtent šiose varžybose iš lietuvių? Iš lietuvių gal norėčiau išskirti Amandą Paulauską vis dėlto. Tai yra toksai jaunas, talentingas sportininkas, kuris gyvenime atrodo gali ir daugiau pasiekti. Ne tik, kad jis yra Europos ir pasaulio prizininkas, bet panašu tai, kad jo rezultatai kyla ir manom, kad kitais metais mes matysime ant aukščiausių apdovanojimų pjedestalų ir Europos ir pasaulio čempionatuose.